Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandienos informacija lygiai taip pat tinka puikiai TikTok auditorijai, todėl kad šiandien kalbėsiu apie suaugusius vaikus, kurie turi, jau kadangi vaikai suaugę ar ne savarankiški, turi vyresnio amžiaus arba brandaus amžiaus tėvus, tai paprastai yra. Tai kai mes jau tampam savarankiški, tėvų ir vaikų santykis. Kame čia įsipinam dažnai į vienus spąstus ir niekaip nesuprantam to santykio blogumo esmės. Yra tokia grupė tėvų, kurie mano, kad vaikai jiems privalo. Gal atvažiuoti nukasti sniegą, gal sukrauti arba supjauti malkas, gal suremontuoti stogą, gal pataisyti, atvažiuoti kraną arba dar kažką. Ir kai tie tėvai mano, kad yra privaloma, kas atsitinka, kur spąstai? Vaikai niekada negali parodyti gerumo, todėl kad jeigu privaloma, tai natūraliai suprantama ir nėra už ką dėkoti, apkabinti, išmyluoti arba papasakoti, koks mano vaikas nuostabus, jis man padarė tą ir tą. Jeigu privaloma, šito atsako nėra. Todėl, jeigu jūs esate tėvai, turit suaugusius vaikus ir manot, kad privaloma, jūs patys tiesiog užkasat giliai jų galimybę parodyti jūsų atžvilgiu gerumą. Taigi, tada jūs minusai ir viskas blogai iš jūsų pozicijos. Bet jeigu jūs esat toj vaikų pozicijoje, suaugusių vaikų pozicijoje ir turit tėvus, kurie nieko iš jūsų nereikalauja, užaugino jūs, įdėjo, ką galėjo ar ne, paleido ir nieko nereikalauja. Patys sukasi taip, kaip gali, daro taip, kaip gali, atsakomybės prisiima, savo negali, tai iš jūsų nereikalauja. Ir jeigu tada jūs pats nesusiprotit, kad reikėtų kažką malonaus padaryti tėvams, nebūtinai, kad suremontuoti, ar nuvažiuoti, ar aplankyti, ar atvežti gėlių, ar tiesiog atvažiuoti paplepėti. Jeigu jūs pats tada to nepadarot, tada jūs minuse. Suprantat, kaip viskas gražu ir ne vienareikšmiška. Pasaulis yra daugialypis, todėl kad kiekvienas žmogus yra energijų gumulas. Ir ta sąveika yra energijų sąveika. Tai jeigu esate tėvai, nereikalaukit, o jeigu nereikalaujat ir vaikas niekada nepadaro nieko tokio, kas jūs malonintų, tai žinoma vaiko problema. Tai išklausę šitą video jūs suprasit, kas tame santykyje kelia problemą. Jeigu tėvai, neišsilenkit, geriau diskutuokit apie tai. Geriau pasakykit, būtent taip, mama, o kaip aš būsiu geras, jeigu tu manai, kad aš privalau? Mano gerumui nėra vietos pasireikšti. O jeigu jūs neturit reikalavimo ir nenuvažiuojat, pagalvokit. Pagalvokit, kad galėjot ir neatsirasti šitam gyvenime. Pagalvokit, kad kiekvienas duodam tuo metu vaikui tai, ką turim. Niekada mes juk neatimam iš vaikų, o duodam pagal savo galimybės, pagal savo suvokimo lygį, pagal laikmečio sąlygas. Viskas yra labai nevienareikšmiška. Todėl visiems linkiu gerų santykių su tėvais. Tai yra tas ryšys, be kurio pasaulis tiesiog negalėtų būti. Tai gražios žiemos, gražių pamąstymų ir atviravimo tarp vaikų ir tėvų. Visada stenkitės tiesiai paklausti, neiti per tą pusę, kad kažkas sakė, kažkas kažką mano, ar kažkas kažkur. Ateikit ir pasikalbėkit, išgerkit arbatos ir pasikalbėkit. Tai kuo geriausi linkėjimai, ačiū.